Kai suaugę žmonės nebijo savo svajonių, daugelis suklūsta. Dar kitiems tai kelia įtarimą ar nuostabą. Arba priverčia šypsotis. Kai paklausi apie daktarą Joną Arvydą Saligą, pažirs nuomonių vaivorykštė. Vadovas, ūkiškas, tikras artistas, laisvalaikiu fotografuoja vieną ir tą pačią Baltijos jūrą, o ligoninė tarsi meno galerija. Tiesa, dar jis norėjo tapti jūrininku, bet tapo gydytoju. Prieš 20 metų, kai buvo pastatyta pirmoji nepriklausomoje Lietuvoje Klaipėdos jūrininkų ligoninė, tapo jos vyriausiuoju gydytoju. Bet, kaip sako Jonas Saliga, ligoninės vadovas, tai tik skamba gražiai. Taip likimas lėmė, kad lygiai prieš 20 metų tapau ligoninės vyriausiuoju gydytoju. Kada atėjau, tai buvo tik tai sienos šios ligoninės, vyko statybos, Lietuvai trūko pinigų tuo metu, nes pateko į blokados metus, tai reikėjo kurti viską iš naujo. Kūdikis nuo nulio, kadangi kuriant skyrius, didžiulė atsakomybė teko, nes kaip bebūtų, tai vis tik tai kuri darbo vietas, naujas darbo vietas. Klaipėdoje nebuvo specialistų, reikėjo kviestis iš Vilniaus, iš Kauno, o pasikvietus specialistus, kad ir tos kardiochirurgus reikėjo garantuoti, kad jie ateityje turės darbo. Labai džiaugiuosi, kad liko beveik šitas kolektyvas, kuris ir buvo surinktas. Per 20 metų praktiškai 2 gydytojai turbūt išvažiavo į užsienį dirbti. Ambicijų būta daug. Sukurti tai, ko vakarų Lietuvoje nebuvo. Širdies chirurgijos, invazinės kardiologijos, kraujagyslių chirurgijos ir onkohematologijos skyrius. Žinot, kuriant naują profilį visada reikia pagalvoti, kadangi kaip bebūtų, kalbant apie širdies ligas, Kaune ir Vilniuje tuo metu buvo tikrai stiprūs centrai, bet Klaipėda, Žemaitijos kraštas buvo nutolęs nuo tų centrų ir tikrai praktika parodė, kadangi aš bendraudamas su jūrininkais, o jūrininkai labai dažnai sirgdavo širdies ligomis, galbūt tą įtampą didžiulę laivuose ir ypatingai vadovaujanti grandis, mano vienam draugui, kur ištiko miokardo infarktas, jį nedavežė iki Vilniaus, iki Kauno tuo metu ir jis mirė greitosios pagalbos automobilyje, nes tai buvo per toli. Pirmiausia, tai kada aš nuvykau pas sveikatos apsaugos ministrą ir pasakiau, kad čia aš kursiu kardiochirurgiją, aš buvau išvytas iš ministro kabineto ir pasakyta, tokiais laikais, kada Lietuvoje nėra lėšų, nėra finansavimo, pats sugalvojai kurti kardiochirurgiją. Jo. Na, iš karto, reiškia, nuvykau antrą kartą, sakau, ministrė, aš turiu rėmėjų. Tai gerai, pasakyk, sako, kad tikrai tu turi rėmėjų, tada aš pagalvosiu. Na, be abejonės, man teko nuvažiuoti pas ministrą su rėmėjais, kurie pažadėjo, kad tikrai nupirks tą pradinę įrangą, kuri reikalinga širdies chirurgijai. Na ir tokiu atveju ministras kapituliavo. Ir dabar džiaugiuosi, kad tai padariau. Nes tais laikais tikrai iš valstybės finansavimo nebuvo. Reikėjo turėti galingus rėmėjus. Jie buvo mūsų uostas, žvejybos uostas, prekybos uostas, mūsų naftos įmonės. Šiandieną tikrai esam visi dėkingi. Ir sakytume, ligoninė kaip visos. 1250 darbuotojų, 700 lovų, žmonės serga tomis pačiomis ligomis kaip ir visoje Lietuvoje. Bet sienos nukabintos žymiausių Klaipėdos krašto menininkų darbais. Sakytumei, galerija. Nauja ligoninė kvepia dažais, bet vis tiek kažko tai trūksta. Nuo seno aš pažinojau, turbūt Klaipėdos legendą, tai dailininkė Sofija Kanaverskytė. Labai seniai. Ir vieną kartą tiesiog prie kavos puodelio, susitikę su dailininkė, pasakiau, ligoninės sienos gražios, jos išdažytos, tačiau man kažko tai trūksta. Na, žodžiu, po 3 mėnesių atvyko Zofija, atvyko su dailininkais ir jie surengė pirmą akciją ir dovanojo ligoniniai savo darbus. Klaipėdos krašto dailininkai suburti dovanojo savo darbus. Tai va, ta akcija jau tęsiasi 17 metų. Ir kiekvienais metais prieš pat Kalėdas dailininkai čia atneša savo darbus ir palatose, ir koridoriuose, ir gydytojų kabinetuose, ir diagnostikos kabinetuose. Ir tikrai turiu pasidžiaugti, kad tai galiu pavadinti gyva meno galerija. Kiek čia ėjo, praėjo, lygų Baltijos vėjai,
Štai vienas populiariausių sveikinimų koncertuose atliekamas kūrinys. Jo autorius ir atlikėjas tas pats daktaras Jonas Sąlyga. Daugelis žino, kad ligoninės vadovas rašo dainas, groja akordeonu. Lietuvoje gal nėra labai tai priimta, kad konkrečiai dainuojantis vadovas. Tai kažkas liktai, ne visai normalu galbūt. Dainuojantis vadovas, kaip jis čia gali šitaip reiškia. Na, bet iš kitos pusės, reiškia, yra tokios dvi stovyklos. Aš kildamas liftu, ar eidamas laiptais, ar vizituodamas, vis tik tai į mane kreipiasi pacientai ne į kaip vadovą, o į kaip muzikantas. Sako, ar čia tas pats iš televizijos? Na ir lygiagrečiai tada visiškai kita kalba su pacientu, tada aš galiu paklausti jau tiesiai šviesiai, kas jums blogai. Na, žinoma, būna ir kuriozinių atvejų, kada vizitacijos metu, reiškia, vieną kartą vizituojant, reiškia, žiūriu pacientę, vyresnio amžiaus pacientę, visiškai neklauso, ką sako gydytojas, jinai visą laiką žiūri į mane. Jinai priėjo prie slaugytojos ir sako, ko čia tas dainininkas su chalatu vaikšto, man pasakykite. Visko būna, bet aš manau, kad tikrai muzika nemaišo vadovauti, nes muzika yra menas ir vadovavimas yra menas. Daktaras Jonas Sąlyga pasakoja, kad būti muzikantų šalia tiesioginės savo profesijos ir vadovaujamų pareigų buvo lyg ir nedrąsu. Būtų taip ir dainavęs pogrindyje, jei ne viena pažintis padrąsinusi mūsų pašnekovą. Klaipėda artimai draugavo su Japonijos Kudži miestu. Ir dažnai atvažiuodavo iš Japonijos svečiai. Ir aš atsimenu vieną kartą atvažiavo, reiškia, į ligoninę, atlydėtas tuometinio miesto mero, reiškia, Kudži miesto meras. Na ir atsisveikindamas jis labai taip santūriai sako, aš noriu padovanoti jums kompaktinę plokštelę. Galvoju, atvežė iš Japonijos plokštelę, bet sako, taip, ta plokštelė yra nepaprasta. Kadangi čia aš esu pats įgrojęs, tai yra mano darbas. Galvoju, tai kodėl aš tada negaliu? Na ir gimė, pirmoji ta kompaktinė plokštelė, reiškia, kurioje aš įrašiau 12 dainų, savo kūrybos dainų. Na ir prasidėjo taip, vėl iš naujo bendravimas su muzika. Kai užveriame savo darbų duris, ne kiekvienas dar turime jėgų atverti jas laisvalaikiui. Jonas Sąlyga sako, kad kuo daugiau darai, tuo daugiau gyvenime spėji. Daktaro filosofija, kad nepaganęs laisvalaikių dūšios, ne ką ten nuveiksi ir darbe. Man kaip vadovui tai yra, didelė atgaiva. Turbūt, kadangi aš parėjęs po įtemptos darbo dienos, kai bebūtų paskęstų tuose garsuose, kurių muzika ir atrodo, kad tos darbo dienos kaip nebūta. Netyčia įsisukau į tą ratą. Muzika mane lydi nuo pat mažens. Nuo pat mažens, nežinau, turbūt tai vėl galbūt genai ateina iš mano senelių, mano tėvų, nes savo krašte sukūriau vokalinį instrumentinį ansamblį, dar būdamas jaunuolis. Toliau, reiškia, studijuodamas Kauno medicinos institute, dainavau chore Neris. Atvykęs į Klaipėdą, pradėjau dirbti toje ligoninėje, subūriau meninę gitbrigadą, Švirkštas, kur tikrai išvažinėjom visą Lietuvą. Jos vardas buvo Salomėja, aš iš MSV buvau. Ir visgi ne veltui tas pavadinimas jūrininkų, jūra. Daktaras Jonas Sąlyga jūrai neabejingas tiek, kad sutramdė ją įamžindamas. Mano žmona labai mėgsta skaityti knygas prie jūros, o aš tiesiog neturiu ką veikti. Tai dėl to ir gimė. Kažkur prieš 6 metus man gimė tokia idėja, ką aš vaikštau tuo pajūriu, tai aš tada pasiimu fotoaparatą ir fotografuoju. Na ir pati pradžia buvo galbūt tos nuotraukos tikrai nekokybiškos, galbūt nelabai gražios. Na, o paskui palaipsniui ir tiesiog esu dėkingas ir savo fotomokytojams, net ir tokį turėjau, kur čia žymus Klaipėdos, reiškia, fotografas Vytas Karacėjus, kuris tikrai pamokė, kaip reikia fotografuoti. Na, žodžiu, ir prasidėjo ta mano meninės fotografijos apie jūrą, nes jinai yra visada nepakartojama ir visada yra neprognozuojama jūra.
kadangi, kaip bebūtų, na, aš jūrą lyginu su moterim. Vieną dieną graži, kitą dieną susiraukus atrodo, kitą dieną liūdna, kitą dieną labai nuotaikoje. Taip, kad tikrai ta jūra tiesiog padeda pailsėti. Ir vis dėlto grįžkime prie to, kas gyvenime svarbiausia – prie esminių žmogaus misijų. Ir mano turbūt ir tas gyvenimo kredo yra visada padėk žmogui. Tačiau visada jausk atsakomybę už savo veiksmus. Tik tada jausies pakankamai tvirtas, pakankamai stiprus. Ir suprantu ir pacientą, ir darbuotoją. Suprantu, kad tikrai yra sudėtinga, kad yra mažokie atlyginimai, nors mūsų ligoninėje atlyginimai yra vieni iš didžiausių Respublikoje, bet kaip bebūtų, tai reikia įeiti dažniausiai to darbuotojo padėtį. Ir tada atsidūrus toj situacijai tikrai pamastai, kad jam tikrai galbūt sunku. Daktaras atsisveikindamas priduria, jog jei galėtų, pasaulį pagydytų nuo daugelio žmogiškųjų blogybių, kurios dėja kartais būna ir mūsų ligų šaukliai ar palydovai. Labiausiai veikia pavydas, melas, bet norėtųsi, kad šito nebūtų. Nes norėtųsi, kad vis tik tai mes suprastume pagaliau, kad mes turim daryti darbą Lietuvai. Galbūt vienam blogiau sekasi, kitam gal geriau sekasi. Na, ko gero, manau, kad vis tik tai išsispręs tie dalykai. Aš turiu viltį ir esu optimistas.